Skausmas gali būti visoks, ne? Fizinis, emocinis, mentalinis, įvairus. Ir sako, skauda širdį, ne, arba skauda kūną, kai patiriam traumas, ar kai skauda dantį, visiškai tai nesvarbu ir jau vis tiek dauguma mes žinome, kad tai yra psichosomatiniai dalykai. Skausmas vis tiek įvyksta dėl tam tikrų kažkokių priežasčių, tai gali būti aišku ir sužeidimas, kuris irgi neįvyksta šiaip savo, ne? Kaip žinom jau, kad niekas šiaip savo nevyksta mūsų gyvenime, tai gali būti programos, tai gali būti šiaip kažkokie dalykai. Tai va, per skausmą, kas įvyksta, mes prisitraukiam interferentus, nes mums skauda, mes reaguojam ir taip mes prarandam energiją, nes mūsų dėmesys eina visas į skausmą. Ne? Tada sekantis dalykas atsitinka koks, mes geriame, ne visada, bet kartais geriame vaistus. Ne? Tai jeigu turime emocinį skausmą, tai labai dažnai žmonės pasirenka nerimą mažinančius įvairius vaistus, jeigu fizinis skausmas geriami skausmo mažinantys arba uždegimą mažinantys vaistai. Ir tai yra užburtas ratas, nes mes vėl atiduodam energiją tada kitiems, kaip sakyti, agregorams, mes aišku nuodijam savo kūną, slopindami tuos pojūčius visus. Tai, kaip sakyt, ką su tuo daryti, ne? Pirmiausia, pradėti stebėti, kodėl tas skausmas atsirado, atsekti, dėl ko, su kuo tai susiję, tai irgi yra daugiau per stebėjimą savęs, atsitraukimą, daugiau įėjimą į savo vidaus ir kaip atsikartoja, kada atsikartoja ir tikrai tie atsakymai yra viduje ir jie ateina ir dažnai juos supratus mes ir, kaip sakyti, sumažiname skausmą arba jisai dingsta iš viso.